Jau, tai šiandien išmokysiu tave važiuoti ant vieno rato su bet kokiu dviratu. Jei vaikystėje buvo viena iš svajonių išmokti važiuoti ant vieneto, bet taip to ir nepadarei, tai šis video bus tikrai skirtas tau. Parodysiu, kaip tai padaryti lengviausiu ir greičiausiu būdu. Išmokus šio finto, ne tik sužavėsi 7-mečius, bet ir tikrai padės pagreitėti trasose. Vėliau pasakysiu, kodėl. Gerai, tai viskas nuo pradžių, mažiau kalbų ir einam prie reikalų. Dviračio paruošimą. Balnelis. Kuo daugiau iškeltas, to kaip ir lengviau daryti vienetą, nes svorio centras gaunasi labiau atgal, tai mažiau reikia iškelti priekį. Kuo žemiau sėdynė, tuo labiau stačiau reikės iškelti priekį. Tai reiktų įsivertinti ir maždaug pasirinkti tokį pradžiai turbūt labiau iškeltą sėdynę, bet ne per daug, kad būtų saugiau taip pat. Aš asmeniškai mėgstu žemiau iškeltą sėdynę, nes tada galiu statesnį kampą paimti. Man taip smagiau, bet čia jau, žinot, daug valandų įdėta. Toliau stabdis būtinai, kad būtų tvarkingas stabdis, gerai nublydintas ir geros kladėlė, nes visa esmė yra stabdyje. Blogas stabdis nebus ir važiavimo ant vieno rato. Papildomai padanga galinė. Pradžiai truputėlį gali būti mažiau slėgio, tai galima nusileisti galinę padangą, aišku, su protu, bus stabilesnis važiavimas. Biškį persistengiau, iš tikrųjų nereikia visai tokios tos minkštos padangos, tai jo. Žiūrėk, kad pompą turėtum. Pradžiai visai verta. Jeigu labai kieta padanga, tai jinai stipriai siūbuoja ir sunku nulaikyti balansą. Taip, tai galinis amortizatorius. Jeigu yra galimybė ir jeigu jis iš vis yra, iš tikrųjų nelabai palengvina mokintis ant vieno rato važiuoti, tai geriau būtų užlokinti, užrakinti, palengvins patį procesą išmokti pagauti balansavimą. Jeigu neina užlokinti, o turi galinį amortizatorių, tai gali pamėginti pripūsti daugiau oro, kad būtų kietesnis. Taip pat reboundas gali greitesnis būti, jeigu jau nieko negali užlokinti. Tai tiek būtų su pačiu dviračiu. Nepamiršk, kad vis tiek yra svarbiausia daug valandų įdėti, turėti gerą stabdį, nesitikėti, kad per vieną kartą pažiūrėjus šį video išeis. Reikės įdėti daug laiko. Bet parodysiu, kokiu būdu gali tai pasilengvinti ir greičiau išmokti važiuoti ant to vieno rato. Pagaliau. Kitas dalykas - lokacija, kur mokinsis. Tai susiras tokią tinkamą vietą, kad būtų ir žolytės, jeigu žolytės. Jo, nebūtina žolytės ieškoti. Bet jo, jeigu nori saugiau, tai gali, aišku, ant minkštos dangos mokintis ir tuo pačiu dar rasti kokią nors įkalnę, kuri tikrai vėliau mums padės. Parodysiu kaip. Pradžiai reiktų išmokti kilstelti priekį kilstelim užminimo būdu ir vienu metu reikia traukti vairą ir tuo pat metu užminti stipriau ir stengtis permesti svorio centrą į galą. Paprasčiau pradžiai yra ištestom rankom stengtis sulenki rankas, tada trauki, tuo pat metu mini ir stengiasi palaikyti ištestom rankom. Nesulenkti, nesistengti linktis į priekį, o labiau atsilošti atgal. Tai tokia būtų technika iškelimo priekį. Prieš iškeliant palengvina dar pustelėjimas truputėlį galinio stabdžio. Vos paspaus galinį stabdį, ypatingai jeigu turi dar priekį amortizatorių, tai jis į vidų sueis ir tuo pat metu tada tą patį veiksmą darai ištiesimą, užminimą ir atsilošimą. Tai tikrai palengvins iškelimą priekinio rato. Pirmoji užduotis būtų tokia, kad reikia išmokti pasikelti priekį ir mokinti spausti stabdį, pajusti, kada, kuriuo momentu reikia spausti. Tai yra paprasčiausias dalykas, kartuo daugybę kartų pakelimą ir tada paspaudi stabdį. Keli, paspaudi stabdį. Nesistengti kuo toliau nuvažiuoti, o stengtis kuo labiau pajausti stabdį, nes tai yra pagrindinis dalykas į važiavimą ant vieno rato be jokių problemų su bet kokiu dviračiu. Tai keli priekį, stengiasi pagauti kuo statesnį kampą ir paspaudi stabdį, kad nusileistų priekį. Ir taip kartuoti daug kartų. Keli priekį, stabdai. Keli priekį, stabdai. Keli priekį ir stabdai. Keli priekį ir stabdai. Ir taip darai daug kartų. Keli ir stabdai.
Pripras iškelimo priekio ir stabdžio. Sekantis dalykas jau tada stengtis truputėlį pavažiuoti daugiau. Tam padės minimali, bent jau įkalnė, kad mus truputėlį sulėtintų, kai važiuojam ir negreitėtum. Ir aišku, stabdis padės visą laiką stabdis. Prieš iškeliant, vėlgi, spustelim priekį, kad amortizatorius sueitų, lengviau bus iškelti, išsikelti priekį ir visą laiką truputį laikai ant stabdžio prispausto, kad visą laiką mus lėtintų. Ir tuo pačiu įkalnę lėtins ir stabdis ir tada stengiamės balansuoti. Paprasta, žiauriai paprasta. Parodyti, pamėginti. Tai lengvai spusteliu, pakeliu ir važiuoju. O toliau, kai jau įkalnę easy, tai galima važiuoti kur tik nori. Chebrytę varom, praslėksim dar. Op. Legiam pro miestą. Praslėksim pro miestuką. Apskritai važiavimas ant vieno rato su elektriniu dviračiu tai yra game changeris. Tikrai smagus dalykas. Aišku, dar vienas niuansas. Jeigu su elektriniu dviračiu mokotės, tai reiktų pradžiai važiuoti su Eco Mode, nes trailas, manau, tikrai per galingai kelia. Pradėti nuo Eco, paskui jau galima, aišku, ir stipresniu modu važiuoti. Ir kai jau apsipranti, kaip stabdis veikia, tai viskas paprasta darosi. Oi, bet kaip vėjuota šiandien, tai oi. Baltą liniją važiuojam saugiai. Sorry už vėją, tai tikrai jaučiu sunkiai, ką eina išgirsti, nes žiauriai vėjuota. Sudėtinga per tokį vėją. Stabdžio va pagalba vien. Stabdai, balansuoji, stabdai. Lemon squeezy. Opa. Visą laiką reikia nepamiršti, kad reikia pastoviai naudoti stabdį ir truputėlį prispaudus laikyti. Tokiu būdu greičiau ir išeis pajaus patį stabdį ir susilėtina. Visą laiką va įspaudęs truputėlį laikau. Ir kai reikia daugiau, tada stipriau paspaudžiant. Daugiau, tai kai pradedi atgal labiau virsti. Ir taip pat manevruoji. Greičiau važiuojant stabilumo daugiau yra, bet iš esmės tai beveik skinny challenge. Easy. Ant laiptų važiuoti, nuo laiptų. Taip easy ir ant vieno rato su e-baiku važiuoti. Su paprastu reikia labai daug energijos. Tai toli taip neišeina nuvažiuoti. O su elektriniu dviračiu gali tikrai pakankamai toli važiuoti. Kam aplinkui važiuoti? Jeigu gali nevažiuoti. Esmė, kad
mokaisi balansuoti dviratį, geriau pajaus stabdį ir šiaip smagu pakankamai. Net ir raumenukai dirba rankų. Aišku, net ne tik rankų, jie ne tik pliusai, tik reikia įdėti nemažai laiko. Tai pradžia yra sunki ir kol išmoksti, reikia laiko įdėti daug. Pam. Tai tiek patarimų iš manęs, tau tik tai siūlau neprarasti vilties ir daug kartoti ir mokintis. Ne tik mokykloje, bet ir ant dviračio. O šiaip jo, kaip ir minėjau, išmok pakelti priekį, pripras prie galinio stabdžio, susirask įkalnę, išmok balansuoti, pajaus patį dviratį ir stabdžio veikimo principą, kiek kada spausti ir ilgainiui tikrai tau pavyks, tik tais nepasiduok. Nes tikrai užtruks ir nėra taip paprasta. Ir pamatysi, ant kiek smagu paįvairinti tiesiog paprastą važiavimą. Jo, o pats išmokau, man atrodo, prieš 4 gal metus išmokau. Jo, nors vaikystėje labai norėjau važiuoti ant vieno rato, bet taip ir niekada nebuvau išmokęs. 5-mečiai, 6-mečiai, 7-mečiai, visi tokie wow. Nepamiršti, kad valdyti gerai stabdį, balansuoti dviratį, tai tik tais yra pliusai. Ir važiuojant nuo kalno stabdžio moduliavimas tinkamas. Žinojimas, kada užsikerta, kada nesikerta stabdis, labai įtakoja geram važiavimui. Taip pat ir balansas prideda tikrai labai daug naudos. Tai ačiū, kad buvai kartu, uždėk laiką, parašyk komentarą ir susitiksim kitame videke. Davai. Bye.